Rinkis gyvenimą sveiką. Psichoaktyviųjų medžiagų, tokių kaip tabakas, alkoholis, narkotinės medžiagos vartojimas – viena aktualiausių paauglių sveikatos problemų. Moksliniais įrodymais paremtos prevencinės programos padeda sumažinti patyčias, ugdyti atsparumą žalingiems įpročiams, sveiką gyvenseną, kurti saugesnę aplinką ir draugiškesnę bendravimo kultūrą, todėl svarbios ne tik kiekvienam vaikui, bet ir mokyklų bendruomenėms. Siekiant sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą, svarbu kuo anksčiau pastebėti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo požymius ir laiku suteikti efektyvią pagalbą. Mokinių tėvams mokyklų vykdomose prevencinėse programose skiriamas svarbus vaidmuo, nes prevencinių renginių metu tėvai stiprina tarpusavio ryšį su vaiku bei abipusį pasitikėjimą, mokosi, kaip atpažinti nuo psichoaktyviųjų medžiagų apsvaigusį vaiką ir suteikti jam pagalbą. Vaikai, kurie apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą sužino iš tėvų, yra mažiau linkę vartoti psichoaktyviųjų medžiagų nei tie vaikai, kurie iš savo tėvų nesužino nieko. Taigi, kokie veiksniai mažintų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, kokios numatytos pagalbos priemonės ir kur reikėtų kreiptis, jeigu vaikas apsinuodijo ar vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. Šiandien laidoje Rinkis gyvenimą sveiką kalbame su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prevencijos koordinavimo skyriaus vedėja Aušra Želvienė. Gerbiama Aušra, kokios medžiagos laikomos psichoaktyviosiomis medžiagomis ir kaip šios medžiagos veikia žmogaus psichiką, bei kokius sveikatos ir elgesio sunkumus sukelia? Psichoaktyvios medžiagos arba psichikos veikiančios medžiagos tai yra visos medžiagos, kurios veikia žmogaus psichiką, sutrikdo elgesį ir gali sukelti priklausomybę. Ir tai yra tiek narkotikai, tabakas, alkoholis, kofeinas, lakiosios medžiagos. Šiaip šios medžiagos yra skirstomas, jeigu ta plačiąja prasme, tai stimuliuojančios, slopinančios arba sukeliančios haliucinacijas. Ir jos iš esmės veikia savireguliaciją, savikontrolę, mokymąsi, atmintį, elgesį. Ir kiekviena, sakykime, medžiaga veikia pagal tą savo poveikį. Tai, sakykime, stimuliuoja ten kokią nors elgesį, mokymąsi, palengvina ir panašiai, kitos paslopina. Iš esmės tai yra stimuliantai, slopintai ir haliucinogenai. Kokioms amžiaus grupėms šios medžiagos pavojingiausios? Tikriausiai pradėčiau nuo to, kad šios medžiagos yra pavojingos visom amžiaus grupėm. Paaugliam itin pavojingos, todėl kad gali būti sutrikdytas dar besivystantis organizmas. Taip, vėlgi gali įsivystyti psichologiniai intelekto sutrikimai tame vystymosi procese. Tačiau negalima tikrai atmesti pavojingumo ir kitoms amžiaus grupėms. Tikrai nereiškia, kad jeigu suaugęs žmogus vartos psichoaktyviąsias medžiagas, tai tada jam poveikis bus kažkoks mažesnis, mažiau pavojingas ar dar kažkoks kitoks. O kokios pagrindinės priežastys nulėmė, kad žmogus pradeda vartoti psichoaktyviąsias medžiagas? Departamento atliktos apklausos duomenimis jaunimas dažniausiai narkotikus išbando norėdami patenkinti smalsumą viską išbandyti ir tai yra daugiau negu pusė atsakiusiųjų, taip pat atsipalaiduoti, jaustis laisvai, linksmai, šiek tiek mažiau norėtų neįsiskirti iš kitų arba atitraukti nuo realybės. Vėlgi šitas yra priklausomai nuo kokias medžiagas vartoja. Sakykime, kanapių vartotojai teigia, kad jie turi siekį sumažinti stresą, atsipalaiduoti, pagerinti miegą, kai ekstazio, MDMA, tai yra stimuliantų vartojimo, tai vartotojai norėtų pasiekti pakilimo būseną. Tai vėlgi priklauso nuo vartojamų psichoaktyvių medžiagų, kokio poveikio tikisi ir ko siekia. Iš tiesų, itin tarp paauglių auga psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. O kokie veiksniai turi tam įtakos? Tai pirmiausiai, ko gero, ką aš norėčiau išskirti, tai būtų prastėjanti psichikos sveikata ir kam didelį įtaką padarė tas karantinas. Taip pat vienas iš svarbių veiksnių yra nepilnas rizikos įvertinimas. Ir nors žmonės yra pakankamai informuoti, kad prastą poveikį turi psichoaktyviosios medžiagos, kad nuo jų tampama priklausoma, kad jie žaloja psichikos sveikatą, fizinę sveikatą ir taip toliau, tačiau kažkodėl šita rizika neprisiemama savo asmenį. Tai gali atsitikti, atrodytų kitiems,
o pačiam ne. Ir dar vienas dalykas, kuris yra svarbus vartojimui, tai būtų prieinamumas. Panašu, kad jisai didėja ir tai gali turėti įtakos vartojimui. O sakykit, prašau, kokie veiksniai mažintų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą? Gera prevencija, užimtumas. Tai kai tam vartojimui ir tokiem visokiem prastiem įpročiam nelabai liktų ir to laiko ir jėgų, kai būtų vaikai užsiėmę kažkokiom teigiamom veiklom, kaip pavyzdžiui sportais ir panašiai, ir savo tą visą energiją nukreiptų į tą pusę. Taip pat labai svarbu kuo daugiau veikėjų įtraukimas, tai kad ir bendruomenė įsitrauktų, ir tėvai įsitrauktų, ir vis dėlto visi kalbėtų vienodai, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas nėra kažkoks tai gėris. Taip pat, kaip jau minėjau, svarbu yra prieinamumas, kad jisai būtų mažesnis. Ir dar labai svarbus dalykas tai nuoseklus prevencinių programų vykdymas ir finansavimas. Tai reiškia, kad nebūtų ta prevencija vykdoma atsitiktinai. Vienais metais vykdoma viena programa, kitais kita, kažkas įtraukiama, kažkas neįtraukiama. Šiuo atveju yra labai svarbus nuoseklumas. Kaip atpažinti psichoaktyviąsias medžiagas vartojantį ar nuo jų jau apsvaigusi jaunuolį? Jeigu kalbant apie tą trumpalaikę perspektyvą, kaip šiuo metu atpažinti, kad jaunuolis yra pavartojęs, tai labiausiai šitą išduoda akys. Tai yra, jos būna kažkokios arba apsiblausę, vyzdžiai arba įsiplėtę, susiaurėję, pailgėję ar panašiai. Taip pat kažkiek skiriasi kvėpavimas. Nuo narkotinių medžiagų kvapo nėra. Tuo tarpu nuo alkoholio yra, tai vėlgi apie kurias psichoaktyviąsias medžiagas mes kalbam. Arba nuo paprastųjų cigarečių irgi yra, o nuo elektroninių nėra. Jeigu kalbant apie tuos ilgalaikius poveikius, tai būtų asmenybės pokyčiai, veiklos įpročių pokyčiai, bei prasideda galiausiai ir išvaizdos pokyčiai, kai žmogus, jaunuolis ilgą laiką vartoja psichoaktyviąsias medžiagas. O kaip šią situaciją rekomenduojama spręsti mokyklose? Ugdymo įstaigoms mes padarėme išsames rekomendacijas, kaip reikėtų spręsti kiekvieną iš situacijų ir koks būtų kiekvieno iš mokyklos darbuotojo vaidmuo. Ir bendrai tai pasiūlytumėm labai paskaityti ir pastudijuoti šias rekomendacijas. Ką tikime, kad mokyklos ir padarė, nes buvo labai didelis poreikis šios rekomendacijos turėti. Ir jose yra iš tikrųjų aprašyta, kokios yra kiekvieno atsakomybės, kokie yra elgesio modeliai. Pamačius šitos jaunuolius apsvaigusius arba įtariant, kad apsvaigo, kur reikia įtraukti tėvus, kur galbūt jų nereikia įtraukti. Bet taip žiūrint bendrai, tai labai rekomenduotume mokykloms nesiimti drastiškų, atsitiktinių, vienkartinių priemonių ir tą prevenciją arba kovą su narkotinėm medžiagom daryti nuosekliai, o ne taip, kad atsitiktinai. Kad kažkas vienas pamatė kažkokį tyrimą, jau nusipirko daro, kitas dar kažką padarė ir ta mokykla kažkaip gaunasi besiblaškanti ir neturinti nuoseklumo. Kitas dalykas irgi yra labai svarbus, tai yra traukti bendruomenę, tai skaitant tėvus, policiją ir viską daryti bendrai kartu ir susitarus. Ir vėlgi vienodai, kad nebūtų, kad tėvai daro namuose vieną, o mokykloje yra kalbame visiškai kas kita ir daroma vėl kažkaip kitaip. Ir dar labai svarbus aspektas čia yra taisyklių turėjimas. Tai yra ne tik jų susirašymas, bet jų nuoseklus laikymas. Ir kad visi žinotų tas taisyklės ir visi laikytųsi. Ir nerodyti kažkokio netinkamo pavyzdžio, kai, sakykime, mokytojai tai gali rūkyti, o mokiniai negali rūkyti. Tai tos taisyklės turėtų būti tokios, kad niekas negali prie mokyklos prieigos, kur yra nustatytos taisyklės, vartoti psichoaktyvių medžiagų. O kokios numatytos pagalbos priemonės jauniems asmenims, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas?
Šitai problemai spręsti yra ankstyvosios intervencijos programa, kuri yra įdiegta visose savivaldybėse ir jinai ir yra būtent skirta šitiem jauniem asmenim eksperimentuojantiem ir nereguliariai vartojantiem narkotikus arba alkoholį. Ir stengiamasi per užsiėmimų ciklą pakeisti jaunuolio apsisprendimą, kad jisai vis dėlto apsispręstų nevartoti šių medžiagų ir toliau siekti savo tikslų ir žengti sveikesnio gyvenimo keliu. Kokios prevencijos priemonės būtų paveikios kovoje su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu tarp paauglių? Tai būtų įrodymais grįstos, nuoseklios, koordinuotos, įtraukiančios kuo daugiau suinteresuotų institucijų ir asmenų priemonės. Tai jos turėtų apimti mokyklą, bendruomenės, būrelius, tėvus, mokinius, studentus ir panašiai. Tai įtraukimas yra labai svarbus ir yra ne tiek svarbu, koks tai būtų tos prevencinės priemonės pavadinimas, tačiau ką jinai apima, kokius tikslus turi ir ką stengiasi pasiekti. Ir kitas dalykas, vėlgi, kas yra labai svarbu, tai tam nuoseklumui dar itin svarbus yra finansavimas ir labai svarbu yra, kad būtų atsakingi kažkas tai už jų koordinavimą, atsakingi už rezultatus ir panašiai, o ne paliktas savieigai. Vienais iš tikrųjų metais atrodo tai prioritetas, antrais ne prioritetas, daro kažkas kažkur kažkaip, bet niekas negali įvardinti, kas tai daro. O kaip tėvams prisidėti prie efektyvios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos? Tėvai yra labai svarbus psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje ir pirmiausiai tėvam reikia šitą suprasti, įsisąmoninti ir prisimti atsakomybę. Jeigu imant apie labai konkrečius veiksmus, ką daryti, tai jie yra labai paprasti. Pirmiausia, tai reikia mylėti savo vaiką ir mylint bendrauti su juo, domėtis juo. Tai tiek juo, tiek aplinka jo, su kuo bendrauja, ką veikia, kas jam yra svarbu, ko jam trūksta, kokia jo yra pagaliau psichologinė būsena, kokios jo yra nesėkmės ir sėkmės ir kaip sėkmės galima labiau paskatinti, o kaip su tom nesėkmėm kovoti, nes niekas nežino, kas atsitiks kurioje šeimoje. Ir kitas dalykas yra dar irgi svarbus iš tėvų pusės, leisti vaikams žinoti ir įtikinti juos, kad jeigu atsitinka nelaimė, kad pagalbos reikia kreiptis į tėvus, į suaugusius, kuriais pasitikima ir panašiai, o nebandyti spręsti problemas patiems. Nes paprastai tos problemos paprastai ir neįsisprendžia, tam reikia iš tikrųjų suaugusių pagalbos. Labiausiai tėvų, tai yra tų, kuriais labiausiai pasitikima. O ką daryti, jeigu vaikas apsinuodijo ar vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? Kur galima kreiptis ir ieškoti pagalbos? Tai jeigu vaikas apsinuodijo, tai pirmiausia reikia tikriausiai kreiptis į greitąją pagalbą, tam, kad tam vaikui atstatyti sveikatos būklę. Ir čia yra labai svarbu neslėpti tos problemos. Tai reiškia, kad gal kažkaip netaip čia ir blogai. Tikriausiai yra blogai, jeigu jau vaikas apsinuodijo. Toliau, jeigu vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, tai vėlgi yra išvystytas visas tinklas, į kur galima kreiptis kiekvienoje savivaldybei. Tai yra tiek savivaldybės visuomenės sveikatos biurai, tiek yra priklausomybės ligų centrai, tiek yra gydytojai ir šitas tinklas yra išvystytas ir kiekviena savivaldybė turi tą tinklelį, kur galima kreiptis ir kur pagalba yra suteikiama vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. Taigi apie tai, kokie veiksniai mažintų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, kokios numatytos pagalbos priemonės ir kur reikėtų kreiptis, jeigu vaikas apsinuodijo ar vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, šiandien laidoje Rinkis gyvenimą sveiką kalbėjome su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prevencijos koordinavimo skyriaus vedėja Aušra Želvienė. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.